Nepabūgę pirmojo sniego, gerai nusiteikę į tradicinę tapusią Antalieptės bendruomenės gaspadinių šventę, 6 metus iš eilės rinkosi gaspadinės, gaspadoriai ir šventės svečiai. Pirmieji pristatyti savo sukurtų patiekalų, o antrieji pasidžiaugti ir paragauti. 14 stalų linko nuo patiekalų gausos, o akys raibo nuo jų įvairovės. Šeimos švenčių mozaika. Tokį pavadinimą savo stalui pasirinko štadviliečiai, dalyvavę tradicinėje 6-ojoje gaspadinių šventėje šeimos patiekalai. Štadvilių bendruomenė atstovavo Ligita Kemeklienė ir Svetlana Veikšrienė. Išmaniosios gaspadinės tikrai nepagailėjo išmonės ir darbo, todėl stalas traukė ir didelius ir mažus šventės dalyvius. Čia buvo tikra patiekalų mozaika nuo rimto kepsnio iki nuostabaus skonio torto ir įvairiausių užkandžių. Rajono savivaldybės meras Arvydas Steponavičius stalą apibūdino trumpai ir taikliai. Čia pateikti patiekalai atspindi visas kiekvienos šeimos metų šventes, nuo kovo 8-osios iki vasario 16-osios. Antazavės bendruomenė savąjį stalą pavadino svečių belaukiant. Stalo centre, šalia alaus statinaitės, puikavosi didžiulė rūkyta kiaulės galva. Laimutė Parakevičienė iš Dusetų kvietė paragauti tikrų ūkininko patiekalų. Naminės rūkytos dešros, šiupinio, salotų su jūros gėrybėmis, naminių Rafaelo saldainių. Ne veltui stalas vadinosi pasūkininkė. Jauniausios gaspadinės, gimnazistės Erikos Kiliūtės stalas, keksiukų šeimos jūra, puikavosi keksiukų įvairovę. O žolininkė Aušra Krištapavičienė kvietė visus paragauti pačios sukurtų įvairiausių arbatos skonių. Komisijos narių ir šventės dalyvių žvilgsnius pritraukė šeimos kūčių stalas, kurį paruošė Antalieptiškė gaspadinė Ona Saimininkienė. Net 3 garbaus amžiaus gaspadinės kvietė sustoti prie savojo kūčių stalo. Rimos Zavackaitės patiekalai kepiniai iš miltų sąlygojo ir stalo pavadinimą – Miltukas šeimai. Šleininkos vandens malūnė besisukančio vandens rato kopijos kepinį gaspadinę padovanojo Antalieptės bendruomeniai. Ne pirmus metus gaspadinių šventėje dalyvaujanti Regina Čiegienė savo stalą pavadino šeimos šventė. Čia lašišų suktinis su špinatais tiesiog tirpte tirpo. Gražutės regioninio parko savanoriai kvietė prie savo tarptautinio stalo, tarptautinės šeimos šventės, nes pats stalo gaspadorius savanoris iš Prancūzijos Maksime Pelė. Prie gaspadoriaus Rimo Matijošiaus stalo šeimininko svečių sutikimas galima buvo ne tik paragauti įvairaus skonio naminių vynų, bet ir išgirsti istorijų apie jų gaminimą. Užtiltės gaspadinės Rasa Liepinaitienė ir Tatjana Babkova pristatė savo patiekalų stalus – Adamsų šeiminėlė ir vakarėlis kaimynui. Rolanda Kovalenkovienė pakvietė prie gardaus šeimos vakarienės stalo paragauti šiltų ir kvepiančių vėdarų su spirgučiais. Nepabūgusi prasidėjusios žiemos iš sostinės į šventę atvyko zarasiškė Aurelija Trimonytė, kvietusi paskanauti studentišką košę primenančio savo pagaminto patiekalo. Gaspadinių ir gaspadorių šventėj paruoštų patiekalų vertinimo komisijai vadovavo Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Aušra Lamanauskienė, jai talkininkavo savivaldybės administracijos direktorius Ramūnas Keršys, uždarosios akcinės bendrovės Vasaknų dvaras savininkas Alfonsas Kievišas, Degučių karčiamos direktorius Vilius Biliūnas ir bendruomenės Šilninkos vandens malūnas pirmininkė Regina Veselienė. Be dovanų neliko nei viena gaspadinė ar gaspadorius. Prizininkai apdovanoti uždarosios akcinės bendrovės Zarasų ST dovanų čekis ir Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacijos Nemunas originaliais keramikos dirbiniais.
Visi dalyviai buvo apdovanoti Zarasų rajono savivaldybės administracijos įsteigtais dovanų čekiais, gardžiai šleininkos vandens malūnės su maltais miltais, Zarasų krašto žmonių su negale sąjungos dovanomis. Lyg iš gausybės rago pylėsi papildomų prizų steigėjų dovanos, kurias skyrė Almantas Raščiauskas, Vilius Biliūnas, Gražutės regioninio parko direkcija, Antalieptės bendruomenė, Pranas Savickas, Saulius Savickas, Ina Bardinskienė, Lina Kriukienė ir Tomas. Arvydas Veikšra, Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupės pirmininkas, asociacijos prizą virtuvės valymo skirtų priemonių rinkinį padovanojo Antazavės bendruomenės stalo šeimininkėms, sakydamas, kad paruošti patiekalus yra dar tik tai pusė darbo, o kita pusė darbo – sutvarkyti virtuvę po pasiruošimo šventei. 2014 m. Gaspadinių šventės šeimos patiekalai nugalėtojais tapo Ona Saiminkienė už stalą šeimos kūčios. Antroji vieta atiteko Štadvilių bendruomeniai už stalą šeimos švenčių mozaika, o trečioji Rimai Zavackaitei už stalą miltukas šeimai. Renginyje geros nuotaikos įliejo Antalieptės kaimo kapela. Akis raibo nuo šventiškai padengtų stalų, o dar bandymas išragauti visus patiekalus daugam tapo rimtu išbandymu. Antalieptės kaimo bendruomenės pirmininkė Irina Zalubienė dėkojo visiems dalyviams ir svečiams už aktyvų dalyvavimą ir kvietė nelikti abejingais ir kitame dalyvauti jau tradicinę tapusioje 7-ojoje Gaspadinių ir Gaspadorių šventėje.